Šis mitingas organizuojamas prieš masinę imigraciją, prieš mūsų tėvynė nekovoja, už savo tėvynę reikia kovoti, o ne bėgti iš jos. Mes esame už nacionalinę valstybės viziją, kadangi manome, kad jinai yra geriausiai atitinka čia gyvenantį. So today we are going to seek for a refugee camp in Rukla. We are going to Rukla. I don't know if we can film there, but we'll try. We are near the refugee camp. We cannot film inside, but we are in Rukla and let's see around.
Tai sveiki, mes esame magistrantai socialinės politikos ir medijos meno iš Kauno technologijų universiteto ir šiandien imame interviu Raudonojo kryžiaus Pabėgėlių centro atstovas. Taip, Raimondos imame interviu klausimais dėl pabėgėlių integracijos. Tai visų pirma, norėtume susipažinti, aš esu Milda, mano kolegė yra Sonata. Ir šiandien mes kalbiname Raimondą, kuri mums atsakys į rūpimus klausimus, kurio mes darome šiandien filmą. Taigi, Raimonda, norėčiau jūsų pirmiausia paklausti, kokios yra pagrindinės šios organizacijos veiklos. Gal jūs galite trumpai pristatyti kaip organizacija? Tai va, aš dirbu Lietuvos Raudonojo kryžiaus draugijoje ir pagrindinės veiklos yra susijusios daugiausiai su slauga ir pirmosios pagalbos mokymas, todėl kad tam buvo organizacija ir įkurta kažkiek tai labai stipri kryžiaus veikla yra būtent rūpintis prieglobsčio prašytojais ir pabėgėliais Lietuvoje. Galbūt pradedant apie pabėgėlius ir norėtume paklausti, kiek ir iš kokių šalių daugiausiai atvyksta pabėgėlių, žinant šiandieninę situaciją, kokia yra? Jo, dabar ta situacija yra truputėlį tokia sudėtinga. Daugiausia žmonių yra visgi iš Afganistano, tai visą laiką buvo labai didelė grupė žmonių. Kita labai didelė pasikeitusi grupė tai yra ukrainiečiai, todėl kad jų beveik išvis nebuvo, kol vyko konfliktas, bet jų dabar yra pakankamai nemažai. Visą laiką turime žmonių iš Rusijos federacijos, tai yra iš Čečėnijos regiono ir Baltarusių. Tai va, tos pagrindinės. Kodėl manote, jų pasirinkimo šalis yra Lietuva ir ar jų pasirinkimo šalis yra Lietuva? Kokia čia tendencija vyraujanti? Šiaip iš principo, tai dabar, jeigu tas klausimas būtų užduotas kažkur prieš metus ar prieš 2 metus, tai aš būčiau pasakiusi, kad afganistaniečiai arba žmonės, kurie atvyksta iš Afrikos ir taip toliau, jie tikrai nesirenka Lietuvos. Jie renkasi saugią ES šalį ir turi mintį, kad visos ES šalys yra lygios ir vienodos ir kad visur yra juose demokratija ir tai yra saugi šalis, tai yra ne Lietuva. Ne? Nu, tiesiog jie čia ar tai yra mūsų kaimynės, ar tai yra tolimesnių šalių atstovai, bet faktas yra tas, kad vieni renkasi Lietuvą kaip tik tai ES dalį, o kiti renkasi Lietuvą. Paklausti, kokios yra vyraujančios tendencijos, ar pabėgėliai dažniausiai atvyksta vieni, ar vėliau atvyksta su šeimomis, ar išvis šeimas vėliau pasiema. Su kokiais atvejais jūs susidurėte? Šiaip iš principo tai situacija yra visur vienoda. Daugiausiai atvyksta viengumbių vyrų šeimos. Bet aš nesakau, kad tai būna visuomet. Labai dažnai atkeliauja vyrai, moterys ir su besilaukiančiom žmonom, ir su kūdikiais ant rankų, todėl kad net ir dabar pabadės užsieniečių registracijos centre mes turim 2 besilaukiančias moteris, kūdikį 2 mėnesių, labai daug žmonių, vaikų gimsta tiesiog Lietuvoje ir čia tokios bendros tendencijos nėra, kaip atvyksta. Turim ir suaugusių ir vaikų. Yra advokatacija, tai būtent tiems žmonėms, kurie yra atsakingi, pasakyti, kad jūs... Kas vyksta po atvykimo, kai jau, gal žinote kažkokių sėkmės istorijų, kaip tie pabėgėliai, tarkim, patekę jau po viso integracijos centro, koks tolesnis jų kelias, kaip jie įsikuria galbūt kažkokių tais įdomesnių, gal žinot, istorijų. Tai čia vėl noriu pasakyti, kad tas pirmas etapas tai yra pabradėje užsieniečių registracijos centre, tada žmogus gauna, tarkim, teigiamą atsakymą, kad jisai gali likti Lietuvoje papildomos apsaugos pagrindo arba pabėgėlio statuso pagrindu, tada jis važiuoja į Ruklą. Rukloje prasideda žmogaus integracija ir pagrindiniai Ruklos tikslai yra lietuvių kalbos pamokos, kur žmonės 190 valandų mokosi lietuvių kalbos. Ir antras labai svarbus dalykas yra jų, kaip čia pasakyti,
specialybės arba profesinių įgūdžių ugdymas. Todėl, kad dauguma žmonių atvažiuoja, neskaitant to, kad dauguma jų atvažiuoja iš be pasų, tai jau ten apie tai, kad atsivežtų kažkokius tai savo išsilavinimo dokumentus, tai ten nėra nei kalbos. Kartais jiems atsiunčia tuos dokumentus, bet vis tiek, kaip pasakyti, jie turi gauti specialybę, kuri yra patvirtinta Lietuvoje. Tai aišku, kadangi jie kalbos dauguma nežino, lietuvių kalba yra labai sudėtinga, dauguma žmonių yra nemotyvuoti mokytis lietuvių kalbos, todėl kad jinai yra reikalinga tik tai Lietuvoje ir tai yra labai didelis apsunkinimas. Daug greičiau jie išmoksta rusų arba anglų kalbas, negu nori pradėti kalbėti Lietuvoje. Tai aišku, jie renkasi mažiau kvalifikuotas specialybės, nes jie kitaip ir negali. Tai va čia turim labai didelių problemų su tais, kurie savo šalyje, pavyzdžiui, buvę, tarkim, dėstytojai arba garsus inžinieriai ir taip toliau. Ir kai jie atvyksta čia ir supranta tokį dalyką, kad nieko kito negu ten elektrokaro vairuotojų nebus, tai būna labai didelis tiesiog toks žmogui šokas. Rūklas jie iškeliauja į savivaldybės, tai jiems yra be galo sunku. Todėl, kad net ir mes susidurėm su daugybė problemų, su kuriais jie turėjo susidurti. Ir iš tikrųjų tie, kurie tik tai gali išvažiuoti iš Lietuvos, jie dažniausiai išvažiuoja. Žmonių nieks nelaukia svetimšalių ir taip toliau. Visi, kas netingi, jiems parodo, kad jie nėra laukiami. Nu, ta prasme, išnuomoti butą Vilniuje arba Kaune, aš jau nekalbu apie mažesnius miestelius, yra labai didelis iššūkis. Jiems susirasti darbą yra labai didelis iššūkis. Mes visą laiką, ką dabar darome, kad žmonės atneštų savo darbo sutartis, todėl kad jos būna parašytos lietuvių kalba ir ten tokių dalykų būna prirašyta, kad vienu žodžiu, kad tu man esi vergas ir taip toliau, ir tu tarsi pasirašai, todėl kad tau nieks neišverčia. Aš nesakau, kad visose įmonėse, bet tokia tendencija. Tas pradinis startas yra iš tikrųjų labai nelengvas. Ir tada tiesiog žmogus galvoja, aš turiu Austrijoje giminaičius, kurie gyvena gerai. Ta prasme, ar aš turiu tai daryti, ar ne. Mes turime Šeridrėjus tokį vaikiną, kuris yra žiauriai kietas barzdaskutis ir visi pasieina, todėl kad jis yra musulmonas ir pas juos yra kultūros dalis, kad vyras atrodytų gražiai. Ne? Yra tokių bazinių poreikių patenkinimas, kuomet žmonės iš tikrųjų turi per mažai pinigų, kad jie galėtų normaliai egzistuoti. Ne? Ir dar prisideda tas, kad yra sunku susirasti būstą, sunku susirasti darbą. Netgi tie žmonės, kurie susiranda darbą, bet jie yra iš kitos kultūros, vis tiek atsiranda ir žiniasklaida, ir mes patys susiduriam, kad yra ten kažkaip skirtingai suvokiamas darbo tempas, požiūris į darbą, ne? Todėl, kad gal kitoje šalyje, pavyzdžiui, vėluoti į darbą, bet ateiti, tai aš atėjau, tai koks skirtumas, kad aš atėjau ten 2 valandų, bet aš atėjau ir aš tas, su tom taisyklėm, kurios yra mūsų šalyje pakankamai griežtos, nes mes kaip ir tai vakarietiškai kultūrai. Tai tas dalykas ir pasakyti žmogui, kad žinok, tu pas mus gali į centrą vėluoti ten 1,5 valandos, bet į darbą tu negali vėluoti. Jiems Raudonajam kryžiui turime būtent moterų popietės, kur mes su moterimis kalbamės apie tai, kad jūs nesat vienas su vyru, jūs esat atskiras individas, kuris irgi gali dirbti, reikšti savo nuomonę, netgi kažkur studijuoti ar dar ten kažką.